Akumuliatorinė vėjapjovė Stihl RMA 448V pasižymi tuo, kad jos vėjos pjovimo plotis yra 46 cm, korpuso plotis 48 cm. Dėžės surinkimo talpa yra 52 litrai, tai pakankamai daug. Vėjos pjovimo aukštį galima reguliuoti vienos rankenos paspaudimu. Vėją galime pjauti nuo 2 iki 10 cm aukštyje, tai labai didelis skirtumas. Šioje vėjapjovėje dedasi 2 akumuliatoriai, vienas darbinis, kitas pakeitimui. Būtent Stihl vėjapjovės rankena yra reguliuojamo aukščio bei patogiai sulankstoma, jeigu norite padėti kažkur saugiai sandėliuką. Komfortiška rankena leidžia greičiau ir patogiau išimti dėžę. Reguliuojamo greičio pavara palengvina darbą. Šios pavaros pagalba greitis gali būti reguliuojamas nuo 0 iki 4,6 km per valandą. Ir būtinai atkreipkite dėmesį, kad į šią vėjapjovę dedasi AK sistemos akumuliatoriai. Taip kad jeigu turite didesnį vėjos plotą, nusipirkite 2 tokius akumuliatorius. Šiuose vėjapjovėse yra 4 viename pjovimo funkcija. Tai reiškia, kad nupjautą vėją gali sumulčiuoti ir palikti, gali išmesti per šoną, gali išmesti į galą ir gali surinkti. Ši vėjapjovė turi polimerinį korpusą, tai reiškia, kad pati vėjapjovė yra lengvesnė, lengviau prižiūrėti, lengviau išplauti. Ši vėjapjovė turi eko režimą, kas padeda sutaupyti akumuliatoriaus energijos. Būtent šių vėjapjovių peiliai turi ypatingą formą, kurios pagalba sukuriamas oro srautas, pakeliama prigludusi vėja, nupjaunama ir tada mūsų vėja atrodo labai tobulai. Šis peilis kartu turi ir mulčiavimo funkciją, kada yra daugiau susmulkinamas lapelis ir tada nukreipiamas išmetimui. Daugiau informacijos apie šias vėjapjoves rasite ginalas.lt puslapyje.